Laukimo metas yra brandinimo metas. Laukti nėra lengva. Laukimas išbando širdį. Bet Dievui tai ugdymo procesas, netuščias laiko tarpas. Šventasis raštas moko. Bet tie, kurie laukia viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai. Bėgs ir nepavargs, eis ir nepails. Izaijo 40:31. Laukimo metu mūsų tikėjimas stiprinamas. Kai izraelitai stovėjo prie Raudonosios jūros, pakilo panika. Egiptiečiai juos vijosi. Tačiau Mozė jiems pasakė: nebijokite, stovėkite ramiai ir stebėkite viešpaties išgelbėjimą, kurį jis šiandieną įvykdys. Egiptiečių, kurie šiandieną matote, niekada daugiau nebepamatysite. Išėjimo 14:31. Ir ką padarė viešpats? Jis atvėrė jūrą, bet tik po to, kai jie išmoko sustoti ir pasitikėti. Kaip medis negali augti be šaknų, taip ir mes negalime bręsti be laukimo. Šaknys nematomos, bet jos būtinos. Taip ir Dievas augina mūsų vidų, kai niekas to nemato. Išdrįsk pasakyti: aš laukiu, bet pasitikiu.